Sveiki, labas rytas. Sveiki atvykę į Rytų Europos studijų centro renginį, pirmąją šią Liepą, jau pamažu artėjant akademiniam ir tyrimų sezonui į pabaigą. Ir mūsų šiandienos diskusija yra susijusi su labai aktualia ir mano giliu įsitikinimu svarbia tema. Ir mūsų šios dienos temos pavadinimas yra Lietuvos ekonominė diversifikacija Azijoje, Pietų Korėja, Taivanas, Singapūras ir likusi Pietryčių Azija. Aš būsiu šios diskusijos moderatorius, esu Konstantinas Andrijauskas, Rytų Europos studijų centro Kinijos programos asocijuotas ekspertas ir taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas. Ir šiandien mes turime iš tikrųjų garbę diskusantų grupę, tai pristatysiu juos paeiliui. Egidijus Meilūnas, gerbiamas Egidijus yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras ir be kitų dalykų jis taip pat kuruoja Lietuvos ekonominės diplomatijos klausimus ir taip pat ir Lietuvos užsienio politiką Azijos Ramiojo vandenyno regiono kryptimi. Taip pat mes turime gerbiamą Jonę Kalendienę, jinai yra Verslios Lietuvos tyrimo ir analizės skyriaus vadovė ir taip pat jau daug laiko domisi pirmiausia ekonominė politika, ekonominė diplomatija Azijoje. Ir taip pat bus labai įdomu išgirsti jos įžvalgas. Taip pat turime gerbiamą Arūną Mark, mokslo inovacijų ir technologijų agentūros Fintech LT projekto vadovą ir mes tikėsime su Arūnu, kad jis mums papasakos apie būtent Fintech sritį ir tai, ką Lietuva Fintech požiūriu daro ne tik Kinijos klausimų, kas taip pat yra, aišku, įdomi tema, bet taip pat ir diversifikuojant Fintech sritį, kuri, kaip žinia, yra viena iš svarbiausių Lietuvoje link kitų Azijos valstybių. Ir galiausiai mes turėsime gerbiamą Luką Puidoką, Baltijos Pietryčių Azijos prekybos rūmų prezidentą, tai čia irgi galėsime išgirsti daugiau galbūt praktinių šios diskusijos aspektų. Tai mūsų diskusija trunka apie 1,5 valandos. Gerbiamų kalbėtojų aš paprašysiu tada pristatyti savo poziciją, savo idėjas tezių pavidalu maždaug per 7-8 minutės, tai paliekant pusę diskusijos laiko klausimų ir atsakymo sesijai. Klausimus gerbiamą klausytoją gali užduoti tiek Zoom platformoje, tiek ir Facebook'e po renginio nuorodą ir mes tikrai pabandysime į juos atsakyti, jeigu yra galimybė ir jeigu yra noras gerbiamų klausytojų, taip pat paprašyčiau ir prisistatyti, nes mums visada yra įdomu išgirsti jūsų nuomonę, ypač jeigu jūs atstovaujate tam tikrą instituciją. Tai gal daugiau negaištant jūsų laiko, pradėkime ir paprašysiu gerbiamo Egidijaus Meilūno tada papasakoti apie bendrą koncepciją, ką Lietuva daro, kodėl Lietuva daro ir ko mes tikimės iš užsienio politikos diversifikacijos būtent Azijos Ramiojo vandenyno regione. Dėkoju gerbiamas Konstantinai, labas rytas, mėly diskusijos dalyviai ir stebėtojai. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo padėkos Rytų Europos studijų centrui ir asmeniškai ponui Konstantinui Andrijauskui už šią iniciatyvą surengti diskusiją iš ties labai aktualių klausimų. Na ir aišku, už kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje man iš tikrųjų didelis džiaugsmas ir garbė. Beje, noriu paminėti, kad prieš keletą dienų Lietuvos ekonominės diversifikacijos klausimus praėjusį penktadienį aptarėme ir su Lietuvos verslo atstovais, asocijuotų verslo struktūrų vadovais pirmajame atnaujintos sudėties Lietuvos ekonominės diplomatijos tarybos posėdėje, kuriame dalyvavo ir premjerė Ingrida Šimonytė. Ir šis susitikimas naudojos progą pasakyti, kad parodė, jog iš tikrųjų yra didelis susidomėjimas, didelis interesas tiek Lietuvos verslo, tiek žinybų tarpe plėsti bendradarbiavimą su Pietryčių Azija, ieškoti naujų rinkų lietuviškom prekiam. Diskusijos pradžioje visgi norėčiau pamėginti atsakyti klausimą, o kodėlgi ši naujoji 18 vyriausybė, jos programoje atsirado įrašai apie strateginę diversifikaciją ir efektyvią ekonominę diplomatiją. Tai jeigu leisite, pirmiausia, trumpai pacituosiu pagrindinės šios programos nuostatas. Pirma,
cituoju, būtina strateginė diversifikacija. Turime atverti savo naujas rinkas, kurios mažintų priklausomybę nuo ribotų tiekimo šaltinių autokratinėse šalyse ir atidarytų naujas galimybes Lietuvos eksportuotojams demokratinėse ir pažangiausiose pasaulio rinkose. Ypač reikalingi aktyvesni santykiai su Rytų Azijos šalimis, kuriuose Lietuva neišnaudoja bendradarbiavimo potencialo ir atitinkamai būtina strategiškai plėsti diplomatinių atstovybių tinklą. Ir antra citata apie ekonominę diplomatiją, cituoju, efektyvi ekonominė diplomatija pirmiausia tarnauja Lietuvos žmonių geroviai kurti, todėl būtina toliau stiprinti ekonominę diplomatiją. Veiksmus šioje srityje derinsime su Lietuvos verslo interesais, orientuosimės į visas rinkas, kurios galėtų būti atvertos inovatyviam, skaitmeniniam ir didelės pridėtinės vertės Lietuvos verslui. Tai mano nuomonė yra 4 priežastys, kodėl šie įrašai praėjusiu metu gruodžio mėnesį atsirado 18 vyriausybės programai. Pirma priežastis. Mano nuomonė apskritai iki šiol buvo mažokai skiriama dėmesio ekonominiai diplomatijai kaip tikrai geram, vienam iš svarbiausių Lietuvos gerovės kūrimo instrumentų. Tokį vieną pavyzdį pateiksiu iš mūsų tarnybos istorijos. Per 2009 metų krizę, panaikinus daugumą ekonominių atstovų dirbusių Lietuvos ambasadose užsienyje, atstatyti šį tinklą iš esmės būtent pradeda tik 18 vyriausybė, tik šiemet pradedame tą daryti. O savaime suprantama, čia ypač susirinkę Azijos specialistai gali pasakyti, kaip yra svarbu tiesioginiai žmogiški kontaktai, neužtenka bendravimo online, bet Azijoje įvairiose valstybėse pirmiausia viską lemia ir versle žmogiški kontaktai. Todėl dirbsime, jau pradėjome dirbti ir dirbsime toliau šią linkmę. Kita priežastis, apie kurią jau esame diskutavę ir su gerbiamu Konstantinu ir su kitais kolegom, tai neišsipildė lūkesčiai dėl ekonominių ryšių su Kinija. Prieš gerą dešimtmetį, kaip ir kitos Europos ar pasaulio valstybės, turėjome ir mes didelius lūkesčius dėl ekonominių ryšių su Kinija, todėl jungiamės 2012 metais prie iniciatyvos 16+1, kuri tuo metu buvo pateikiama kaip puikia ekonominė iniciatyva 16 rytų ir vidurio Europos valstybių bendrauti su Kinija. Čia tik tai pateiksiu vieną tokį, mano nuomonė, labai iliustratyvų pavyzdį. Tuometinio turizmo departamento vadovai tuomet kalbėjo netgi apie tiesioginį reisą Pekinas Vilnius ir apie 1 milijoną turistų iš Kinijos per metus. Palyginimui 2019 metais, tai būtent prieš pandeminiais metais, iš viso pasaulio turėjome 1,5 milijono turistų. Daug investavome šitą kryptimį, tikrai vyko daugybė Lietuvos pristatymų Kinijoje, daug žmogiškų resursų, Lietuvos ambasada Pekine yra viena didžiausių Lietuvos ambasadų. Tačiau po 10 metų visgi matome, kad tai nelabai pasiteisino. Pavyzdys, pagal lietuviškų prekių eksporto apimtis, o praėjusiais metais apimtis buvo viso labo 300 milijonų eurų, Kinija mums šiame kontekste tai yra prekybos partneris numeris 20. Investicijų, apie kurias taip pat daug kalbama buvo, daug tikėjomės, iš esmės nėra, 7 milijonai, tai yra kažkur apie galbūt 40 vieta. Beje, Lietuva investavusi Kinijoje beveik 6 kartus daugiau negu Kinija Lietuvoje. Turistų, apie kurios kalbėjau, 2019 metais turėjome vos 20 000. Tai dabar kalbėdami apie bendradarbiavimą su Kinija, kas nuo ko priklauso, mes netgi juokaujame, kad Kinija labiau priklauso ekonominio bendradarbiavimo srityje nuo Lietuvos negu atvirkščiai. Ir taip pat pamatėme, kad formatas 17+1 visgi yra taip pat geopolitinis projektas, skaldantis Europos Sąjungą, kad norint daugiau eksportuoti į Kiniją, tuomet pradedami kelti įvairūs politiniai reikalavimai, kurie nebūtinai atitinka Lietuvos interesus. Taip kad iš šio formato jau esame pasitraukę. Čia norėčiau pasinaudoti progą pabrėžti, kad pasitraukimas iš šio formato jokių būdų nereiškia, kad nebeplanuojame plėtoti ekonominių ryšių su Kinija. Priešingai manome, kad tiesioginis dvišalis bendradarbiavimas pagrįstas abipusė pagarba ir abipusė nauda, ne vienos krypties judėjimu, gali būti net perspektyvesnis.
Kita vertus, su partneriais keliame iniciatyvą sustiprinti bendradarbiavimo formate 27+1. Trečia priežastis, reikia pripažinti, kad iki šiol per mažai dėmesio skiriame kitoms šio regiono Pietryčių Azijos ar platesniam kontekste Indijos Ramiojo vandenyno regiono valstybėms. Iki šiol buvo per mažas atstovavimas. Vienas tik pavyzdys, be Kinijos šiai dienai turime ambasadas tik Japonijoje ir Indijoje, o ambasada Japonijoje, šalyje, kur rinka iš tikrųjų yra didelė, trečia pasaulio ekonomika, ambasada yra akredituota dar 6 valstybėm ir 2 tarptautiniam organizacijom. Taip kad, iš tikrųjų, yra labai sudėtinga visose valstybėse vykdyti pilnavertišką veiklą. Ir čia palyginimai galiu pasakyti, kad mūsų Baltijos kaimynės Estija, Latvija žymiai aktyvesnės iki šiol buvo šiame regione. Pavyzdžiui, Latvija turbūt jau prieš daugiau kaip 5 metus atidarė ambasadą Pietų Korėjoje, o Estija Australijoje. Ir paskutinė priežastis tai susijusius taip vadinamų pragmatinių bendradarbiavimų, kuris iš tikrųjų, vėlgi grįžtų prie įrašo, diversifikacija nuo autokratinių į demokratinės valstybės. Ir čia noriu pateikti vėlgi vieną labai iliustratyvų pavyzdį. Ekonominiai ryšiai su Kinija ir JAV. Prekybos apyvarta yra panašaus dydžio. 2020 metais su Kinija buvo apie 1,4 milijardo eurų, o su JAV 1,7. Dabar lietuviškos kilmės prekių eksportas į Kiniją, kaip minėjau, buvo apie 300 milijonų eurų. Prekybos deficitas daugiau kaip 800 milijonų eurų. Ir reikia pabrėžti, kad kasmet yra augantis su Kinija. Tuo tarpu su JAV eksportas 2020 metais buvo 1,1 milijardo eurų. Prekybos balansas teigiamas būtent pliusas apie 800 milijonų eurų Lietuvos naudai. Investicijos, kaip minėjau, Kinijos apie 7 milijonai, JAV daugiau kaip 300 milijonų. Šių metų pirmo ketvirčio statistika, eksportas į Kiniją apie 50 milijonų, JAV daugiau kaip 10 kartų daugiau, virš pusės milijardo eurų. Tai dabar pereinant prie jūsų klausimo, o kągi darome, kad pakeisti padėtį ir suaktyvinti bendradarbiavimą su pirmiausia Pietryčių Azijos regionais. Tai 4 dalykus norėčiau paminėti. Pirmiausia, minėjau vyriausybės programą, bet be vyriausybės programos esame parengę kelis dokumentus, kurie buvo aptarti su verslo asociuotom struktūrom, kitom žinybom, taip pat akademinė bendruomenė ir kurios patvirtino, kurios diskutavome ir kuriem pritarė Užsienio reikalų komitetas Seime bei Lietuvos vyriausybė. Tai Lietuvos interesų Indijos Ramiojo vandenyno regione gairės bei strateginės partnerystės su Japonija kūrimas. Tai čia per 30 metų Lietuvos diplomatijos istorijoje yra pirmi tokie strateginiai dokumentai, kurie buvo tvirtinami Seime ir vyriausybei. Antra, kaip minėjau, daug ką lemia žmogiški kontaktai, tinkamas atstovavimas. Kaip planuojame stiprinti atstovavimą šiame regione? Vyriausybė jau turbūt teko girdėti, priėmė sprendimą įkurti Lietuvos ambasadą Pietų Korėjoje nuo rugsėjo 1. Rudenį planuojame Taivane įkurti prekybos atstovybę. Taip pat Singapūre bus atidaryta kitų metų pradžioje Lietuvos ambasada, kuri bus regioninė ambasada. Diplomatiniais terminais tariant, dengs Indoneziją, Malaiziją, Tailandą ir Vietnamą. Beje, noriu paminėti, kad praėjusiu metu lapkritį buvo įkurta taip pat ambasada Australijoje. Trečias dalykas. Praėjusią savaitę, kaip minėjau, per ekonominės diplomatijos tarybos posėdį taip pat buvo paskelbta 5 ministerijų - Užsienio reikalų, ekonomikos, inovacijų, susisiekimo, žemės ūkio, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos susitarimas dėl bendro darbo užsienyje, dėl taip vadinamos Lietuvos komandos Team Lithuania iniciatyvos. Tai nėra lietuviškas išradimas, tai įvairios pažangios šalis kaip Airija, Suomija taip pat įgyvendina tokius projektus. Tos iniciatyvos esmė yra labai paprasta - suvienyti pastangas įvairių žinybų, taip pat diasporos, taip pat garbės konsulų, sujungti į tą vadinamą Lietuvos komandą, kad ta Lietuvos komanda dar efektyviau ir intensyviau dirbtų Lietuvos labui.
Dabar pabaigai, koksgi yra, ką šiai dienai turim ekonominiam bendradarbiavime su Pietryčių Azijos valstybėmis. Tai nepaisant to, kad iki šiol neturėjome didesnio atstovavimo, nepradedam nuo nulio. Ir galiu tik tai, pavyzdžiui, įdomumo dėliai paminėti, kad 2016-2017 metais pagrindinė lietuviškų prekių eksporto rinka Azijoje buvo ne Kinija, bet Japonija. 2018, jeigu neklystu, kažkuriais vienais metais Singapūras. Na, o jeigu mėginti apibendrinti, tai 2020 metais turėjom tokią situaciją, jeigu žiūrėti plačiau į Indijos Ramiojo vandenyno regioną, apie 40% prekybos vyko su Kinija, 60% su likusiom valstybėm. Tačiau, pavyzdžiui, pridėjus Australiją ir Indiją, proporcijos keičiasi. 60% kitos regiono valstybės, 40% Kinija. Prekyba labai diversifikuota, eksportuojam praktiškai daugybę įvairių produktų, pradedant nuo maisto, baldų, chemijos pramonės produktų iki lazerių ir medicinos prietaisų. Trumpai apie investicijas. Kaip minėjau, Kinija 7 milijonai, šiai dienai Tailando įmonės yra Lietuvoje investavusios 50 milijonų, Singapūro 28 milijonai. Skaičiai absoliutus nei prekybos, nei investicijų nėra dideli, bet matome didžiulį potencialą ir augimą. Šiemet, pavyzdžiui, į tą regioną lietuviškos kilmės prekių eksportas augo 36%, lyginant su praėjusiu metu atitinkamu laikotarpiu, ir vien į Koreją augo daugiau kaip 57%. Dalyvauja Mitos atstovas, tai galbūt bus detaliau paminėta apie bendradarbiavimą mokslo technologijų inovacijų srity. Čia tai noriu trumpai užsiminti, kad vien su Japonijos universitetais Lietuvos universitetai turi daugiau kaip 50 partnerysčių ir aktyviai bendradarbiavimą su Singapūro, Pietų Korėjos universitetais. Na ir paskutinis, 4. punktas, esame ES nariais, tai naudosimės, taip pat naudojamės jau ir dar aktyviau naudosimės ir galimybėmis, kurias suteikia ES susitarimai su Pietryčių Azijos valstybėmis. Beje, Pietryčių Azijos valstybės kaip regionas yra trečia po Kinijos ir JAV prekybos partnerė ES. Tai šiuo metu jau yra įsigaliojusios laisvos prekybos sutartys su Pietų Koreja, Japonija, jeigu žvelgiant į platesnį regioną, iš ASEAN valstybių su Singapūru, Vietnamu ir su 4 Malaizija, Tailandu, Filipinais ir Indonezija yra vedamos derybos. Tai aš atsiprašau, kad gal šiek tiek ilgiau šnekėjau negu 7 minutės, tai čia ir sustosiu. Dėkoju už galimybę ir bus įdomu toliau sudalyvauti diskusijoje. Ačiū labai. Ačiū Jums labai, viceministrai, tikrai nieko baisaus, kad truputėlį išsiplėtėte, juo labiau, kad tas konteksto pristatymas mums be jokios abejonės yra labai naudingas ir tolimesnei diskusijai. Vargu ar galima ginčyti su 2 faktais, kad tie mūsų įsivaizdavimai apie Kinijos medaus kalnus ir pieno upes prieš 10 metų, kad jie nepasitvirtino, ir vargu galima ginčyti su tuo, kad Azijos Ramiojo vandenyno arba Azijos ir Indijos vandenyno, kaip dabar vis plačiau įmama apibrėžti, regionas yra dinamiškiausiai ekonomiškai besivystantis pasaulyje ir būtų labai kvaila iš tikrųjų neatkreipti į tai dėmesio. Tai ačiū Jums labai, gerbiamas viceministrė. Pabandykime truputėlį pasižiūrėti konkrečiau į tas valstybės ir galbūt netgi kai kuriuos ekonomikos sektorius, ir todėl aš paprašysiu gerbiamą Jonę Kalentienę, vėlgi VŠI Versli Lietuva tyrimo ir analizės skyriaus vadovę, papasakoti apie tai, kaip galbūt konkrečiau atrodo mūsų ekonominė diplomatija, koks jau yra įdirbis, galbūt kai kuriuose konkrečiose šalyse mes galime jau pasigirti kažkokiais pasiekimais. Prašom. Sveiki. Gerbiamas viceministras šiek tiek jau minėjo ir prekybinę situaciją apžvelgia. Tai pasistengsiu nesikartoti, skaičiukų daug nerodyti ir nepateikti, bet iš esmės labai gerai pastebėta, kad mes kalbame apie Rytų Azijos ar Rytų ir Pietų Azijos regioną, kuris šiai dienai
pripažinkim, nėra labai reikšmingas, galvojant apie užsienio prekybos dalį, kurią jisai užima. Na, sumoje per pastaruosius kokius 5 metus į šį regioną lietuviškos kilmės prekių išvažiuoja tik tai apie 3% ir pusė jų iš esmės yra nukreiptos į Kiniją, taip plačiaja prasme žiūrint. Taigi visom likusiom smulkiosiom šalim, leisiu jas taip pavadinti, tenka ten po 0,5% mūsų visos prekybos ir tai iš esmės yra labai natūrali situacija. Na, mes esame didelio Europos regiono bendradarbiavimo ekonominio dalis ir mūsų verslininkams tikrai yra daug paprasčiau, greičiau, lengviau žiūrėti į Europos rinką negu į Azijos, kur yra toli, nepažįstama, kultūriškai labai skirtinga. Na, ir natūralu, kad jeigu viską paleidžiam vykti savo eiga, tai iš esmės ir mes turime tai, ką dabar ir turime. Ir tos pagalbos verslams ateiti iki Azijos, iki tolimųjų rinkų iš tiesų labai reikia. Ir dabartinė situacija, nors aš taip drąsiai teigiu, kad tos Azijos rinkos nėra labai reikšmingos mums ekonomiškai šiai dienai, jokių būdų nereiškia, kad jos neturi perspektyvos. Ir jokių būdų nereiškia, kad šiandien jas galim užbraukti ir gal neverta dėti tenai pastangų. Matome labai akivaizdžiai, kad iš vienos pusės dalį įmonių, dalį sektorių Europos rinka jau tampa pamažu per maža. Atsiveria, aišku, JAV rinka, bet Azija yra ta sritis, ta dalis, kuri labai atrodo patraukli. Ir Versli Lietuva vykdo ir apklausas, asociacijų, klasterių, pačių įmonių. Paskutinioji buvo apie Taivaną. Ir būtent apklausos rezultatai labai aiškiai iliustravo, labai gražiai iliustravo visą šitą idėją. 65% respondentų sakė, kad jie neturi aplamai jokių ryšių su Taivano rinka ir neturėjo. Tai ta situacija dabartinė ir yra tokia, kad mes iš esmės neturime labai glaudus bendradarbiavimo, bet poreikis yra. Ir yra didelis poreikis būtent aukštesnių technologijų, didesnės pridėtinės vertės, didesnę pridėtinę vertę kuriančių sektorių. Jie mato gerokai didesnės galimybės ir didesnę naudą. Ir būtent į tai turbūt ir turėtų būti orientuota ekonominės diplomatijos Azijos rinkose plėtra. Šitoje vietoje dar paantrinsiu, sakydama arba palygindama įmonių interesus, kurios eina į Azijos rinką. Ir čia aš atskiriu dvi grupės, vadinkim Kiniją ir pažengusi Azijos dalis, pavadinkim ją taip. Tai negalim sakyti, kad intereso Kinijoje nėra, bet iš esmės interesas Kinijos rinkose yra parduoti savo prekes. Plataus vartojimo prekes, tai yra prieiti prie tų milijardų Kinijos vartotojų ir taip auginti savo verslą, savo įmonės Lietuvoje, kad būtų galima išplėsti savo pardavimo rinkas. Tuo tarpu, kada mes kalbam apie Pietų Korėją, Singapūrą, Taivaną, Japoniją, tai perspektyviosios rinkos yra visai kitokios. Tai yra, kaip jau minėjau, aukštesnių technologijų rinkos. Mūsų Versli Lietuva turime modelį, kurio pagrindų vertinam perspektyviausius sektorius konkrečioje šalyje. Ir taip apibendrintai, ką rodo mūsų modelio rezultatai, tai galima išskirti visų pirma chemijos pramonę, tada mašinų ir įrenginių gamybą bei optikos gamybą, įrenginių gamybą kaip sektorius, lietuviškus sektorius, kuriems Pietų Korėjos, Singapūro rinkos būtų pačios perspektyviausios. Kodėl tai yra, arba dėl ko aš apie tai kalbu, kodėl tai yra svarbu, nes įmonių interesas yra ne tik, kad parduoti savo prekes, bet aplamai įsijungti į tą pasaulinę vertės grandinę, užmegzti
naujus ryšius, neparduoti savo prekę vartotojui, bet iš esmės įsilieti į tą pasaulinį gamybos tinklą, kurio dėka pas mus ne tik ateina, pinigai už parduotą produkciją, bet šalia to ateina ir technologijos, ateina ir inovacijos, ateina žmogiškieji ištekliai, vadybinės praktikos ir daugybė kitų pozityvių, ekonomiškai vadinamų šalutinių efektų, kurie finale ilgesniam laikotarpyje turi didesnę teigiamą naudą ne tik tai konkrečiom įmonėm, bet ir aplamai visiems sektoriam ir visai ekonomikai. Tai tokio bendradarbiavimo plėtra ir skatinimas, gal tikrai ne šiemet, ne kitąmet, bet ilgesniam laikotarpyje turėtų būti labai pozityvus. Ir, aš bandau būti trumpa ir paskutinį turbūt pastebėjimą, kurį norėčiau pateikti, tai yra, mes kalbam apie ekonominį atstovavimą prekybos, inovacijų, investicijų prasme, bet taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerija turi jau parengusi projektą tarptautinio bendradarbiavimo inovacijų srityje prioritetinių valstybių sąrašą. Ir jame taip pat mes matome ir Singapūrą, ir Pietų Korėją, ir Japoniją, ir Taivaną, kurie atsigula į šitą sąrašą ir matau didelę sinergiją. Jeigu mes eisim kartu į vieną, į tą pačią grupę valstybių, galvodami, kaip padėti ne tik tai prekybinius ir investicinius santykius plėtoti, bet taip pat ir inovacinius, kurie visi kartu iš esmės yra vienam dideliam pakete. Tai turbūt tiek iš mano pusės, iš mano perspektyvos. Ačiū labai, gerbiama Jonė, tikrai labai geras papildymas to, ką girdėjome iš viceministro. Vaizdas jau pamažu mums darosi aiškesnės, pasižiūrėkime, kaip dar galime jį patikslinti ir todėl aš kviečiu pasisakyti gerbiamą Arūną Marką, Mokslo inovacijų ir technologijos agentūros Fintech LT projekto vadovą. Tai kaip tik pabandykime pasižiūrėti tam tikrus perspektyvus aukštųjų technologijų sektorius, kaip minėjo Jonė, tai yra viena iš mūsų prioritetinio bendradarbiavimo ir posūkio į Azijos sričių. Prašom, Arūnai. Tai sveiki dar kartą. Labai malonu prie jūsų prisijungti. Ačiū jau kalbėjusiems kolegoms viceministrui Joniai. Aš pabandysiu labai glaustai ir labai konkrečiai atsakyti į užduotą klausimą. Tai yra kalbant būtent apie fintech sektorių, apie mūsų fintech įmonės ir ką jos mato, kokią perspektyvą jos mato apskritai Azijos rinkoje. Tai Azijos rinka yra viena prioritetinių ir čia aš gal taip šį teiginį pabandysiu pagrįsti Infobalt savo viduje tarp fintech įmonių turimų apsiklausus. Paaiškėjo, jog konkrečiai Azija kaip prioritetinę regioną įvardina 21% jų fintech įmonių narių. O tai palyginimui Jungtinės Amerikos valstijos yra 17%. Tai netgi didesnis sektorius, sakykime, fintechams yra įdomesnis iš tikrųjų Azija. Bet atkreipčiau dėmesį, jog pati Kinija atskirai buvo įvardinama. Čia paimkim Aziją be Kinijos. Pati Kinija dėmesio susilaukia 10%. Ir tai, jeigu geografiškai labiau tiksliau žiūrėti, tai ten daugiau vyrauja Hongkongas. Vėlgi, politiniai niuansai, draudimai, kišimasis valdžios į procesus ir taip toliau, daug tų dalykų, iš tikrųjų, kiša pagalius į ratus sėkmingam veikimui. Arba tiesiog didina riziką, kurios niekas nenori. Bet mes ir su Konstantinu šiek tiek prieš tai kalbėjomės, yra konkretus vienas pavyzdys, kur Lietuvos mūsų įmonės fintech atstovai keliauja, tai yra Singapūras. Ir Singapūras yra įdomus mums tuo, kad tai yra iš esmės vartai į Aziją, į visą Aziją, nes į Singapūrą, tarkim, jų Startup Fair, Startup Festival susirenka visa Azija ir tenais, bent jau fintecho bendruomenė labai aktyvi yra ir iš esmės didžiausi kontaktai gali būti padaryti būtent tenais. Tai kas yra Singapūras, tai yra, iš esmės daug stabilesnė ir patikimesnė aplinka lyginant su Kinija ir vėlgi tai yra labai didelis hubas, kadangi jame Singapūre praktiškai visos Azijos didžiosios įmonės susijusios su fintechu turi savo padalinius.
Be to, dar didžiųjų žaidėjų visos praktiškai inovacijų būstinės yra. Tai ING Labs, HSBC banko, Singapore Innovation Labas, Bank of China ta pati turi inovacijų laboratoriją Singapūre, Mastercard turi inovacijų hubą. Na, ta prasme, tikrai visi didžiųjų žaidėjų pasaulio finansų rinkoje inovacijos didžiąja dalimi gimsta Singapūre būtent. Ir to dėka mes skaičiuojame, kad vien toje nedidelėje valstybėje sąlyginai mes suskaičiuojame apie 800 fintech įmonių. Tai mūsų Lietuvos fintechams tai yra labai didelis ir labai reikšmingas sektorius, kadangi visų pirma tai yra one-stop shop puikus B2B kontaktams, tai yra nuo verslo iki verslo. Lygiai taip pat, aišku, įdomi pati Azijos rinka yra ir į tiesioginius klientus, į žmonės orientuojantis, tai daugiausia mokėjimai ir kiti sprendimai, kur su konkrečiais fiziniais žmonėmis jau yra ryšys, kadangi ta rinka yra milžiniška žmonių kiekiu. Tai bet šiaip, jeigu žiūrėti technologiškai, kas daugiausiai vyrauja, tai draudimo technologijos, skolinimo ir mokėjimo sprendimai yra pagrindinės sritys Singapūro. Ir jeigu pažiūrėti šiek tiek statistiką, tai vien 2019 metais šiose srityse tarpusavio fintech įmonių sandorių buvo užfiksuota už $735 milijonus. Tai pakankamai nemaža suma, ženkliai, ir tai vėlgi aš sakau, kad tik tarpusavėje. Mes nešnekam, ką jos pačios sugeneravo, su kitais klientais dirbamos ar su tiesiogiai žmonėmis ir taip toliau. Tai mūsų fintech įmonėms Lietuvos įdomiausia tenais yra ir kur yra poreikis ir toje pačioje Azijos rinkoje, tai yra momentiniai mokėjimai, tai yra KYC, tai yra klientų patikra ir identifikavimas, bei žinoma bendrosios IT paslaugos fintechams kartais su dirbtinio intelekto elementais, kartais be. Iš kitų sričių, tarkim, jeigu šnekėti šiek tiek dar užsiminti apie dirbtinį intelektą, kaip vėlgi aukštų inovacijų sritį, tai čia situacija su Azija yra šiek tiek keblesnė. Vėlgi partnerysčių su Japonija, su Pietų Koreja, su Singapūru tikrai yra ir jos yra gražios ir tiek mokslo srityje, tiek yra kelios įmonės, kurios turi partnerysčios ryšių, bet iš principo Azija turi šiek tiek, jeigu švelniai galima pasakyti, kitokią viziją apskritai dirbtinio intelekto ir jie kitokį supratimą turi apie duomenų privatumą ir taip toliau. Mūsų kol kas, aš asmeniškai bent jau, aš nematau didelio bendradarbiavimo galimybių, kai jie turi vienareikšmiškai geresnę starto poziciją, tai yra jie turi duomenis. Tai, ko mes Europoje, mums reikia nueiti kryžiaus žygius, kad gauti duomenys, ir tai yra labai brangus malonumas mūsų startuoliams, kad pradėti ženklų verslą, kad pradėti vystyti dirbtinio intelekto algoritmus, ar net tam pačiam fintechui tų duomenų lygiai taip pat reikia. Tai Azija šitą dalyką iš esmės turi, ypatingai Kinija, žinoma. Tai aš matyčiau, kad Azija mums yra gražus konkurentas, Kinija galbūt netoks gražus konkurentas, bet bendradarbiavimo galimybių lygiai taip pat yra. Bet vėlgi, tai čia jau mes tada šnekam nebe apie Kiniją, apie kitas valstybės. Tai gal aš tiek. Puiku, ačiū labai, Arūnai. Iš ties įdomu pasižiūrėti truputėlį konkrečiau į vieną iš bendradarbiavimo sričių, kur Lietuva pastaraisiais metais irgi pabrėžė savo lyderystę, ir aš manau, kad galėsime grįžti prie to klausimo, tai vis tik Vilnius Singapūras, Lietuva Singapūras, ar mes esame daugiau partneriai ar konkurentai, tai labai būtų įdomu išgirsti. Ir tai, ar iš viso prasminga daryti tokią skirtį šiais laikais ultraglobalizacijos ir bendros technologinės ekosistemos kūrimo, bet vėlgi, ar nėra taip, kad iš tikrųjų kuriasi dvi arba net daugiau atskiros ekosistemos, kaip aš supratau iš jūsų paskutinės intervencijos dalies, kad gali būti būtent taip, ir tada automatiškai kyla klausimas, kaip mums, tiek kaip valstybė, tiek kaip ES ir vakarų pasaulio nariai surasti savo vietą toje skirtingų ekosistemų terpėje. Ačiū labai, Arūnai. Mūsų paskutinės kalbėtojas yra Lukas Puidokas,
Puidokas, Baltijos Pietryčių Azijos prekybos rūmų prezidentas. Ir iš tikrųjų labai įdomu bus irgi pasiklausyti galbūt daugiau tokio praktinio aspekto ir galbūt netgi ir žmogiško, tai ką vis dėlto reiškia praktiškai bendravimas su azijiečiais, galbūt ne tik kinais, ką reiškia ekonominė sąveika su jais, ko mums reikėtų išmokti ir ką galbūt jau dabar prasminga žinoti tiems žmonėms, toms įmonėms, verslo subjektams, kurie planuoja plėstis Azijos kryptimi. Prašom, Luka. Labadiena visiems. Norėčiau pirmiausia padėkoti Konstantinui ir būtent Azijos Europos studijų centrui, būtent už pakvietimą. Man buvo labai įdomu paklausyti būtent mūsų galų gale valstybinių institucijų atstovų ir galiu, kaip sakyti, pasveikinti juos, dabartinė kryptis pasirinkta, tai yra tikrai labai naudinga verslui. Ir iš principo šitų žingsnių jau daug metų reikėjo ir būtent labai džiugu, kad dabartinė valdančioji dauguma priėmė tokį sprendimą būtent pasirinkti šitą kryptį. Didžiosios šalis, būtent kaip Kinija, Rusija, sakykime, yra tikrai labai svarbios ekonominė prasme, bet tai nėra tos šalis, su kurio mes privalėtume ženytis, grubiai tariant, arba laikyti, kaip sakyti, ypatingai svarbius santykius. Jos niekur nedings, bet tai nėra tos šalis, į kurias mes turėtume fokusuotis. Būtent dėl tų momentų, ką ir paminėjo gerbiamas ponas Egidijus Meilūnas ir ponė Jonė Kalėdienė. Tai šiandien dienai aš asmeniškai lygiai taip pat kaip ir dauguma tikriausiai verslo atstovų mato didelį poreikį plėstis į mažesnes šalis būtent ir tokiu būdu diversifikuoti rizikas. Diversifikuoti rizikas būtent nuo autoritarinių režimų, ką ir minėjo, ir nuo visokių geopolitinių kitų žaidimų, kurie gali padaryti verslui neigiamą įtaką. Iki būtent šitų vyriausybės sprendimų verslas tą darė puikiai savarankiškai. Tai realiai, kaip sakyti, kuo daugiau verslas būtent veikia tarptautiniam lygmenyje, kuo daugiau eksportuoja, tuo automatiškai iš įmonės vidaus atsiranda poreikis diversifikuotas rizikas bendrąja prasme. Šiandien būtent tas virsmas iš, kaip sakyti, fokuso į Kiniją ir į Rusiją, tai seniai yra pasikeitęs ir dauguma verslų siekia eksportuoti į šalis, kurios kultūriškai ir kultūrinė verslo prasme yra daug priimtinesnės nei būtent šitie autoritariniai režimai. Ne? Iš principo Lietuvoje yra apytiksliai apie nuo 5 iki 10 tūkstančių eksportuojančių įmonių ir dauguma eksportuojančių įmonių eksportuoja savarankiškai. Tai yra tie, kiek gali padaryti patys. Valstybinės institucijos prisideda tiek, kiek gali, būtent tiek, kiek leidžia jų žmogiškieji resursai ir finansiniai, tai yra labai svarbus partneris, bet iš principo Lietuvoje eksportuoja daugumoje vidutinis ir stambus verslas. Smulkiam verslui pradėti eksportą trūksta dažniausiai kompetencijų ir antra trūksta finansinio kapitalo. Tai būtent šitie du punktai tikrai trukdo. Kas liečia ekonominę diplomatiją, būtent tai yra beprotiškai svarbus elementas, galų gale ypatingai Lietuvai, tai kas yra susijęs su investiciniu pritraukimu ir būtent su importu, nes kuomet tarp šalių užsimezga partneriai, tai dažniausia mūsų lietuviškas kuklumas dėja laimi šitoje vietoje ir mes nebūnam dažnai tie pirmieji, kurie beldžiasi į duris, bet tieka galų gale komercijos atašė aktyvumo, man atrodo, atsiranda labai daug norinčių iš tos šalies ieškančių galimybių būtent realizuoti savo produkciją Lietuvoje ir galbūt per Lietuvą likusioje Europos dalyje. Tai čia yra beprotiškai svarbus punktas. O tai, kas liečia eksportą iš Lietuvos, tai kaip minėjau, verslas tą didžiąją daugumą daro savarankiškai. Kaip verslas elgiasi šitoje vietoje, tai būtent jie kūrėsi į asociacijas, į asociuotas struktūras, jie bičiuliaujasi įvairiuose klubuose būtent ir jie dalinasi savo kontaktais bei savo aplinką galų gale, kur ką rekomenduoti, kur su kuo pradėti veikti ir taip toliau ir panašiai. Antras punktas, ką verslas šiandien dienai daro patys, tai būtent jie patys samdosi agentus. Tai agentus iš šalies X, per kuriuos būtent pradeda veikti tos šalies rinkoje
kaip sakyti, judinti vandenį ir pradėjus judėti tam vandeniui, būtent po kažkurio laiko jau pradeda atsiras galimybė ištraukti žuvį realiai. Bet tai yra ilgas procesas ir būtent po santykių su kažkuria šalim sustiprėjimo tas, kaip sakyti, pagreitėja, bet kuriuo atveju tai užima labai daug laiko. Kitas punktas vėlgi tai yra, kad verslas pats vyksta į tarptautinės parodas, tai būtent čia didelį ačiū galim pasakyti Verslia Lietuva, jinai tikrai didžiąją dalimi finansuoja verslų dalyvavimą, ypatingai smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimą parodose, stambus pats dažniausiai tą finansuojas idėja, kaip sakyti, bet jie irgi atlieka tą funkciją. Ir būtent jų suteikta finansinė parama sukuria galimybę būtent verslui prisistatyti šalyje X, ar tai būtų Taivanas, ar tai būtų Koreja, galų gale ar ta pati Kinija. Tai verslas šitoje pusėje yra tikrai dėkingas būtent institucijom. Ir kaip sakyti, dar vienas punktas, ką reikėtų paminėti būtinai, tai kad verslas lygiai taip pat steigia savo komercinės atstovybės galų gale, ne tik mes kaip šalis, bet ir verslas pats steigia, pats, kaip sakyti, arba įsiunčia savo darbuotoją dirbti toje šalyje, arba būtent steigia atskirą, kaip sakyti, verslo vienetą, kuris galėtų ieškoti partnerių arba vykdyti kitą komercinę veiklą. Iš principo, santykiuose su Kinija tai yra tie santykiai žiauriai yra sudėtingi, nes krepšinio terminais kalbant Lietuva negauna minučių. Ir mes negausim niekada tų minučių, nes mes nesam prioritetinė šalis. Kalbant apie minutes, kuomet mes kalbame apie Taivaną kaip šalį, tai čia mums yra beprotiškos galimybės gauti daug minučių. Taivanas yra šalis, kuri neturi daug draugų. Ir mes tampam ta šalis, smulki šalis, apie kurią buvo girdėję labai mažai, bet kuriem daro labai didžiulį įspūdį. Būtent mes stojam į, kaip sakyti, tikrai pirmasias gretas, kad Taivanas būtų pripažintas Pasaulio sveikatos organizacijos. Mes paaukojam konkrečiai vakcinas Taivanui, ar ne, ir tas duoda beprotiškai didelį ekonominį efektą. Jau dabar turim konkrečių pavyzdžių, kai lietuviškos įmonės per partnerius, per distributorius, su kuriais prekiauja tam pačiam Taivane, po šito momento susiduria su didžiulė problema. Neturi tiek, kaip sakyt, stoko Taivane, ar ne, ir prasideda stygius, nes taivaniečiai nori labai stipriai atsidėkoti Lietuvai už šitą žingsnį. Ir kitas labai unikalus irgi pavyzdys, lietuviškos nevyriausybinės, nepelno siekiančios organizacijos pradeda gauti paramą iš taivaniečių. Tai būtent vėlgi žmonės įsivaizduokit, eksportuoja savo pinigus mum, o mes turim tą galimybę importuoti tos pinigus ir tie pinigai būtent mūsų valstybėje nusės. Tai yra labai džiugus punktai, o iš principo tai buvo paminėti skaičiai galų gale, kad Taivanas yra, kaip sakyt, labai mažas ekonominis partneris, taip toliau panašiai, bet šiandien dienai nuo 2018 metų iki 2020 metų, kaip sakyt, Lietuvoje, tai yra Lietuvos įmonės kartu su Taivano įmonėm, tai yra apytiksliai nuo 160 iki 220 įmonių turinčius komercinius santykius su Taivanu. Tai yra įmonės, kurios eksportuoja į Taivaną arba importuoja produkciją iš Taivano į Lietuvą. Ir Taivanas yra beprotiškai svarbus partneris tiekimo grandinėje, ypatingai tai, kas yra susijęs su inžinerija, su komponentais, su žaliavom irgi. Ir lygiai taip pat Lietuva yra svarbus partneris, tik tais mes esam svarbus partneris aukštoj pridėtiniai vertėjai. Tai šiuo atžvilgiu būtent, kaip ir minėjo gerbiamas Egidijus, gerbiama Jonė ir Arūnas, tai yra, kad mes eksportuojam savo lazerius ir ganėtinai sėkmingai. Taivano universitetai patys mūsų scientific lasers puikiai naudoja būtent savo veikloj. Ar ne? Lygiai taip pat, kaip sakyt, mes eksportuojam maisto produkcijos ganėtinai, kaip sakyt, nekuklius kiekius į Taivaną. Ir tai yra beprotiškai daug galimybių. Iš Taivano, ką daro lietuviai, tai pagrinde naudojasi jų technologijom. Būtent tikriausiai ir tarp mūsų žiūrovų šiandien yra žmonių, kurie naudoja kompiuterius pagamintus Taivane tam pačiam, ar ne?
Tai yra Asus kompiuteriai, Asus, kaip sakyti, Acer. Tai čia yra tik keli pavyzdžiai. Mobilieji telefonai HTC arba tie patys iPhone ekranai. Tai būtent iPhone ekranai visi, tai yra Taivano įmonės patentas, kuris dėja yra gaminamas Kinijoje dėl savaime suprantamų priežasčių. Nes būtent yra kur kas didesni gamybiniai pajėgumai būtent šitoje vietoje. O šiaip tai yra labai didžiulės galimybės inžinierių ir automotive srityje. Ir ypatingai tai turėtų paliesti konkrečius sektorius arba konkrečius miestus šitoje vietoje. Tai ypatingai Kauną. Kaunas, kaip žinot, po puikių pasiekimų iš Investuok Lietuvoje pradėjo formuotis automotive klasterį. Ir kuomet atsirado Lietuvoje ir Kaune būtent Continental, Hella, tai tas sektorius vis patrauklesnis ir patrauklesnis būtų buvęs iki tol, kol neįvyko pandemija. Įvykus pandemijai būtent automotyvas sulėtėjo, bet aš manau, kad tai yra tik laiko klausimas, kada tai vėl atsigaus. Ir būtent Elinta, ta pati lietuviška irgi įmonė, turi glaudžius santykius su Azijos šalimis ir būtent jie labai daug komponentų savo pakrovimo stotelėse arba būtent šitoje vietoje elektromobilių galų gale baterijos, jie daug komponentų naudoja irgi iš tos šalies. Tai mums yra beprotiškai svarbus partneriai yra Pietryčių Azijos šalis ir būtent, kaip minėjo, Ramiojo vandenyno šalis lygiai taip pat. Ir aš čia matau labai daug perspektyvų, nes pirmasis etapas visą laiką eksporte būna Europa. Antrasis etapas prasideda, kaip sakyti, už Europos ribų, bet trečiasis ir svarbiausias tikriausiai yra Azija, kur prasideda tikrasis virsmo taškas ir kur lietuviai gali eksportuoti, realizuoti labai didelę dalį savo produkcijos. Tai iš mano pusės tiek tikriausiai ir paskutinis palyginimas, kad Taivanas, pavyzdys, kultūrinė prasme yra daug artimesnis Lietuvai nei ta pati Kinija, nes Kinija gyvena po geležinę uždangą. Taivanas atvirkščiai, lygiai taip pat kaip mes, kaip lietuviai, mes augom su Jungtinių Amerikos valstijų pagalba, su jų mentalitetu, su vakarietišku mentalitetu, su europietišku mentalitetu. Tai Taivanas augo tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Japonijos įtakos. Tai mums kultūrinė prasme tai yra labai svarbus. O jeigu taip pasilyginus, Taivano yra, kaip sakyti, lietuviškos įmonės eksportuojančios į Taivaną yra apytiksliai 220 įmonių, o Japonija yra 240. Tai, kaip sakyti, mes daug santykių su Taivanu turim ir ekonominė diplomatija, ką gali padaryti, tai gali padidinti gylį tų santykių. Mūsų produkcija būtų labiau mylima, daug svarbesnė ir ateitis, aš manau, kad būtent iš lietuviškų įmonių tai yra gyvybės mokslo sektorius, biotechnologijos, fintechas, IT ir aš vis tiek nenurašau gink dieve nei maisto, nei kosmetikos, nei kitų FMCG. Tai būtent Azijos būtų labai svarbu šitos rinkos būtent šitiems sektoriams iš Lietuvos. Jeigu yra, kaip sakyti, kokių klausimų, tai klausiam, jeigu ne, tai kaip ačiū labai už skirtą laiką. Ačiū labai, Lukai. Iš tikrųjų, labai buvo įdomu pasiklausyti daugiau tokio praktinio aspekto, ką reiškia Lietuvos įmonėms įimas į Aziją ir ypač tas mažesnes valstybės ir kartu ypač Taivaną, nepaslaptis, kad tie, kas stebi viešą erdvę ir ypač Azijos Ramiojo vandenyno viešą erdvę pastarosiomis savaitėmis, tas flashmobas, ar ne, pavadinkime, kurį taivaniečiai surengė pirkdami lietuviškas prekes, kokias tik jie ten turi, tai yra nepaprastai įdomu dalykas ir jūsų pastabos buvo tikrai išties vertingos ir jos automatiškai priveda irgi prie klausimo, kurį aš pateiksiu gerbiamam viceministrui ir į kurį taip pat galės atsakyti ir kiti likę kalbėtojai ir lygiai taip pat pasinaudodamas progą aš paprašysiu klausytojų vėlgi pateikti savo klausimus tiek Zoom Q&A funkcijos pagalba, tiek ir Facebook'e. Taip pat aš ir pats pabandysiu pasižiūrėti ir mano kolegos Reski irgi mane prainformuoja
informuos, jeigu tokių klausimų atsiras. O kol kas klausimas būtų toks ir jis automatiškai kyla iš to, ką pasakė gerbiamas Lukas, ir klausimas pirmiausia yra viceministrui. Tai, kaip žinia, taip, mes dabar turime tokią pakankamai aišku posūkį diversifikacijos kryptimi Azijos Ramiojo vandenyno regione, bet klausimas būtų toks, kiek mūsų interesus ir mūsų energiją atliepia pačios tos valstybės, kurias mes norėtume persiorientuoti. Tai gerbiamas Lukas jau mus informavo, kad mes turime tikrai didelį susidomėjimą iš Taivano, kaip ir galbūt kitų šalių atveju, nes, kaip žinia, man teko girdėti, kad ir Japonijos užsienio reikalų ministras čia taip pat turi vizitą šiom dienom, berods, jeigu neklystu, Pietų Korėjos ambasadorė, kuri šiuo metu reziduoja Varšuvoje, taip pat įgyvendins vizitą artimiausiom dienom. Tai gal galite pareflektuoti šiuo klausimu ir vėlgi lygiai taip pat skatinu visus diskusijų dalyvius pareflektuoti vieni kitų pastebėjimus, galbūt papildyti, galbūt pasakyti kažką papildomai arba galbūt net paprieštrauti. Prašom, viceministrė, žodis jums, jeigu sutiksite atsakyti tą klausimą. Ačiū labai, Konstantinai. Iš tikrųjų, puikus klausimas, bet prieš tai norėjau kitiem diskusijos dalyviam tikrai labai nuoširdžiai padėkoti, buvo labai įdomu išgirsti ir pono Luko tikrai tokias praktinės įžvalgas ir tikrai džiugu girdėti, aš prisipažinsiu tokių skaičių, net nežinojau, kad apie 220 Lietuvos įmonių jau dabar su Taivanu turi vienokius ar kitokius ekonominius ryšius, tai yra tokia padrasinanti ir įkvepianti, kaip šiais laikais yra sakoma, informacija. Taip pat gerbiamai Jonė ir Arūnai už jūsų įžvalgas. Na, o dabar apie tai, kaip kitos valstybės, ar iš tikrųjų čia mūsų vienų yra siekis, ar taip pat ir tos valstybės kažkiek domisi, mumis tai leiskite pradėti nuo tam tikro labiau su šypsena įžangos, kad žinoma, kad domisi ir šiandien, jeigu neklystu, šiandien Kaune būtent Pietų Korėjos krepšinio rinktinė žaidžia su mūsiškiais. Tai va, bet jeigu pereinant rimčiau, nors sportas, aišku, ir labai rimtas dalykas ir padeda plėtoti tarp valstybių santykius, bet jeigu grįžtant prie mūsų temos ekonominių, mokslinių, investicinių ir kitų ryšių, tai aš tiesiog galėčiau gal vieną pavyzdį pateikti, man teko 5 metus dirbti Japonijoje, o tuo pačiu būti akredituotam dar tose 6 valstybėse regiono, to didelio regiono Australijoje, Naujoje Zelandijoje, tam pačiam Singapūre, Indonezijoje, Malazijoje, tai iš tikrųjų galiu patikinti, mačiau autentišką interesą. Taip, Lietuva nedidelė valstybė, 3 milijonai ir, pavyzdžiui, Japonija yra 3. pasaulio ekonomika, 125 milijonai gyventojų, atrodo, koks ten gali būti susidomėjimas, bet čia tiesiog grįžtant gal prie pono Arūno pastebėjimo apie bendradarbiavimą mokslo technologijos srity. Vieną pavyzdį pateiksiu. Tai 2014 metais pradėjome tokį aktyvesnį bendradarbiavimą mokslo srity su Japonija būtent. Tai Lietuva, galiu pasakyti, per tą laikotarpį, ką pasiekė, esam viena iš nedaugelio ES valstybių, kuri turi susitarimus su 3 pagrindiniam Japonijos mokslo institucijom. Įskaitant medicinos mokslo tyrimų agentūrą EIMET, su kuria šiemet, kaip jau praktinio bendradarbiavimo susitarimas buvo kovo mėnesį pasirašyta programa 3 metam bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Japonijos retų ir nediagnozuojamų ligų, kitaip tariant, genetinių ligų ir onkologijos srityje. Japonija yra turbūt vienintelė šalis apskritai ne tik Azijoje, bet ir pasaulyje, su kuria kiekvienais metais mūsų mokslininkai turi jau tokių tradicinių, reguliarių tapusi, rudenį vyksta gyvybės mokslų simpoziumą. Mes pozicionuojamės taip, fintech, kaip fintecho, ICT šalis, bet taip pat ir gyvybės mokslo, apie ką čia buvo minėta. Japonija taip pat yra žinoma visam pasauliu dėl pasiekimų. Tai štai su šita valstybė, čia tik tai vienas iš daugelio pavyzdžių, turim, galim pasakyti atvirai, tokio lygio pasiekimus. Tas pats minėjom Singapūrą, tai pirmiausia, fintecho sritis, tai
Čia be jokios abejonės su Singapūru jau keli metai turim puikų bendradarbiavimą ir čia buvo labai teisingai pastebėta, tą girdėjau ir Singapūre, kad būtent ten irgi nedidelė šalis, yra geri vartai ir į kitas regiono šalis ir aš girdėjau iš mūsų draugų singapūriečių netgi tokią nuomonę, sako, dėl bendradarbiavimo su Kinija, tai sako, jums tiesiogiai tikrai nepavyks labai ten daug parduoti į Kiniją, bet sako, mes galim pagelbėti per Singapūrą. Ir tas yra tiesa. Šiuo metu Singapūrė yra užregistruota daugiau kaip 10 000 įmonių, kurių kilmė yra Europos Sąjungos šalis. Tai dauguma šalių naudojasi tomis galimybės. Tai aš čia galėčiau daugiau pavyzdžių pasakoti, gal sustosiu, tik tai, sakau, apibendrinant noriu patikinti, kad iš tikrųjų interesas yra tose valstybėse bendradarbiauti su Lietuva įvairiose srityse, tiek prekiauti, tiek investuoti, tiek mokslo technologijų srityje. Ačiū labai viceministrė. Iš tikrųjų, galima pastebėti tokią tendenciją, netgi ir iš jūsų pirmosios intervencijos metu paminėtos, būtent konkrečios diversifikacijos krypties, ką mes galime konstatuoti, kad iš esmės Lietuva pradeda žvelgti plačiau būtent į tuos veikėjus, kurie čia ne per seniausiai šaltojo karo laikotarpiu ir net po jo buvo vadinami tais vadinamaisiais Azijos tigrais, arba Azijos drakonais. Tai čia priminsiu, žinoma, yra Taivanas, Pietų Korėja, Singapūras ir Hongkongas. Hongkongo situaciją padėtį mes visi puikiai žinome. Hongkongas panašiai buvo traktuojamas kaip vartai į Kiniją, kaip Singapūras yra traktuojamas vartais į Aziją arba ypač į pietrytinę jos dalį. Tai Hongkonge mes tikrai matome rimtas problemas, bet 3 Azijos tigrai vis dar riaumoja. Ir riaumoja pakankamai smarkiai. Ir norėčiau iškelti dar tokį klausimą, kadangi jau truputėlį mes plačiau aptarėme Singapūrą ir truputėlį plačiau aptarėme būtent Taivaną, kaip vis dėlto yra su Pietų Korėja, nes, kaip žinia, dabar pirminė kryptis būtent yra Pietų Korėja, tuoj kursim diplomatinę atstovybę ten. Taip, iš tikrųjų, Lietuvos nacionalinė rinktinė šiandien žaidžia su Pietų Korėjos nacionalinė komanda, palinkėsim jai sėkmės, be jokios abejonės. Ir klausimas tada būtų toks, taip, mes turime valstybę, kuri yra tarp top 20 pasaulio ekonomikų, aukštųjų technologijų sektorių yra nepaprastai svarbi veikėja ir greičiausiai tokia bus vis labiau. Tai yra valstybė, kuri taip pat yra linkusi diversifikuoti savo ekonominę politiką dėl nepaprastai, sakykime taip, didelės priklausomybės nuo Kinijos rinkos ir potencialių politinių grėsmių, kurios jau pastaraisiais metais yra iškilusios. Ir klausimas būtų toks, ar būtų kažkokie konkretesni patarimai, ar būtų konkretesni sektoriai, kur mes galėtume žvelgti ir ką galėtume įgyvendinti būtent santykiuose su Pietų Korėja. Ir čia klausimas yra, iš esmės, visiems diskusijos dalyviam, bet kartu galbūt ypač gerbiamai Jonei, nes aš kaip tik varčiau Versios Lietuvos, sakykime taip, studiją, vienos iš subprogramos apie mūsų ekonominius santykius būtent su Pietų Korėja. Prašom. Tai Pietų Korėja, iš vienos pusės atrodytų, iš tiesų, jeigu žiūrėti visai tokius ekonominius prekybinius rodiklius, tai Singapūras atrodytų labiau perspektyvi rinka tikrai negu Pietų Korėja, bet mes žinom, kad negalima apsiriboti vien tik tai tokiais skaičiukais, ir po jais kartais tikrai nesimato visos situacijos. Tai Pietų Korėją mes matome kaip vieną turbūt iš pagrindinių mūsų rinkų Azijoje, neišvengiamai. Ir, kaip jau minėjau, atsižvelgiant į šitą vietą į skaičiukus, Pietų Korėjos turbūt perspektyviausiamis mes laikome chemijos arba gyvybės mokslų, pramonės, industrijos, pavadinkim šiuo atveju, perspektyvas. Bet šalia to yra daug ir tokių einamųjų prekių ir drabužiai, ir maisto prekės, kur mes esam tiesiog kaip lietuviai labiau galbūt konkurencingi. Ir čia galbūt tik galėčiau pridėti apie pačios Verslios Lietuvos iniciatyvas, kad
mes dedame didelį akcentą į e-komercijos plėtrą ir padedam dabar mūsų mažosioms ypatingai įmonėms ateiti į didžiasias platformas. Ir Pietų Korėjoje prasidėjo irgi veiklos, prasidėjo renginiai ir pradedam tą e-komercijos plėtrą į Pietų Korėją. Greta to yra parengta, dar nepasirašytas, bet planuojama pasirašyti bendradarbiavimo ekonominėje srityje susitarimą su Pietų Korėjos prekybos ministerija, tai čia mūsų ekonomikos ir inovacijų ministras atveju. Tas bendradarbiavimo susitarimas, jisai bus labiau orientuotas į aukštesnės pridėtinės vertės sektorius. Tai yra, mes turime tokias, iš vienos pusės padedam savo iniciatyvą, padedam įmonėms parduoti prekes per e-komerciją, iš kitos pusės aukštesnėme lygyje arba tame strateginėme lygyje matome būtent tuos perspektyvesnius sektorius ir tai yra ir ART, tai yra informaciniai ryšių ir technologijos, ir gyvybės mokslai, aplinkosauga, lazeriai ir netgi kosmoso technologijos, kurios turėtų būti yra minimumos tam susitarime. Tai kuo tai išvirs, vėlgi mes čia prisimenu viceministro žodžius, mes ir daug vilčių dėjom į Kinijos rinką ir dabar, kai jau kalbam apie kitą Azijos regioną, labai norisi tikėti, kad nebus taip, kaip dideli lūkesčiai ir nieko neįvyks, nes jo labiau jau dabartinė pradžios situacija yra gerokai geresnė, nes jau turime ir ryšių, ir prekybinių, ir diplomatinių, ir šalia to eina valstybės pagalba ir valstybės parama. Tai manyčiau, kad turėtų būti rezultatai tikrai geresni negu Kinijos atveju. Ačiū labai, gerbama Jonė. Vėlgi paskatinsiu klausytojus taip pat užduoti klausimus. Aš pasižiūrėjau bent jau Zoom'e, man prieinamą dalyvių sąrašą, būtent klausytojų sąrašą. Tai matau tikrai daug pažįstamų pavardžių ir kompetentingų žmonių būtent šios diskusijos rėmuose. Tai skatinu jūs irgi įsiterpti, nes kol kas tikrai įdomu yra klausytis. Matau, kad gerbiamas viceministras nori pasisakyti, prašom. Ačiū, Konstantinai. Aš labai trumpai norėčiau tik sureaguoti į gerbiamas Jonės pasisakymą dėl tų lūkesčių. Tai vėlgi norėčiau grįžti prie vieno pastebėjimo, kodėl tas įrašas vyriausybės programoje atsirado būtent taip suformuluotas, kad diversifikacija nuo autokratinių į demokratinės ir kokia yra praktika, kodėl galbūt su Kinija tie lūkesčiai nepasiteisino ir kodėl aš tikiu, kad būtent bendraujant su tokiom demokratiniam valstybėm kaip Pietų Korėja, Singapūru, Japonija pasiteisins, tai su demokratiniam valstybėm išpažįstančiom tas pačias vertybės kaip ir mes, įskaitant laisvą prekybą, tas bendradarbiavimas, kartais į jį reikia daug investuoti, pačių žmogiškų resursų prasme, kontaktų, reikia daug kalbėtis, bet nebūna tų dirbtinų tokių barjerų. Tuo tarpu autokratinės valstybės, mes jau turim gerą patirtį ir su kai kuriom kaiminėm valstybėm. Pradžia kartais būna daug žadanti, daug lūkesčių. Žiūrėkit, pavyzdžiui, kaiminė Rusija ir dujos. Tai kažkada, nežinau, prieš 25 metus buvo toks įstikinimas, kad čia mes puikiai gyvensim net be Ignalinos atominės elektrinės, nes daugybė pigių rusiškų dujų. Kodėl teko statyti dujų terminalą? Todėl, kad iki 2015 metų sausio 1 dienos mokėjom didžiausią kainą Europoje. Dabar kitas pavyzdys iš mano asmeninės praktikos, to bendradarbiavimo su demokratiniam ir nedemokratiniam. Štai kalbam, kad norim maisto produktus eksportuoti į Aziją, ar ne? Tai dažniausiai reikia gauti leidimus įvairiom mėsų, pavadinkim taip, produktams, rūšims. Tai štai vienas pavyzdys, praktika tų leidimų gavimo su Kinija. Tai tęsiasi daugybę metų, daugybę visokių reikalavimų, įskaitant, ką kalbėti, ko nekalbėti, su kuo susitikti, su kuo nesusitikti. Aš neisiu į detalės, bet žinot, apie ką eina kalba. Susitikus ar kažką pasakius ne taip, reikia atsiprašyti, tik tada toliau tęsiamos darybos.
Tuo tarpu su Japonija per 2 metus be jokių dirbtinų apribojimų, tiesiog profesionalūs kontaktai tarp atitinkamų tarnybų atvyko, auditavo atitinkamas Lietuvos įmonės ir būtent šito bendradarbiavimo, kaip ir japonai sako, mutually beneficial cooperation, abipusio bendradarbiavimo pagrindu per 2 metus buvom rekordininkai Europos Sąjungoje, kad gavom ir lietuviškai jautinai, ir paukštienai, ir kiaušiniam, ir kiaušinių milteliam. Ir dar vėliau toliau buvo tęsiamas bendravimas tą linkme dar kai kuriem produktam, kuriem buvo reikalingi leidimai. Tai čia vienas toksai smulkus, bet labai reikšmingas pavyzdys, kodėl verta visgi investuoti daugiau laiko ir energijos, būtent sukuriant pagrindus ir bendradarbiaujant su būtent demokratiniam valstybėm. Ačiū labai, viceministrė. Pabandykim dar truputėlį nusileisti į tokį praktinį lygmenį ir štai ir gerbiamas Lukas ir gerbiamas Arūnas minėjo, kaip iš tikrųjų svarbu užmegzti tuos asmeninius ryšius, ar ne? Ir toks būtų mano klausimas. Pabrėžiama dažnai yra ypač Lietuvos santykiuose su likusiomis vakarų pasaulio ir kartu ir Europos valstybėmis mūsų lietuvių diasporos pagalbos veiksnys, bet mes nemažai lietuvių turime Azijoje, aišku, tie skaičiai jokių būdų nesulyginti nėra su Šiaurės Amerika ar vakarų Europą, bet paprastai tai yra labai šviesų žmonės, turintys puikiai išsilavinimą, yra labai geri savo sričių specialistai. Tai būtų toks praktinis klausimas visam paneliui, bet galbūt ypač Lukui ir Arūnui. Ar galime kaip nors pritraukti tuos žmonės, kaip vyksta bendradarbiavimas su jais? Aš įsivaizduočiau, kad dažnai jie ir atlieka tas agentų funkcijas, jie dažnai ir padeda mums geriau suprasti vietos, sakykime taip, ekonominę, dažnai politinę ir ypač kultūrinę terpę. Kaip mes galėtume iš tikrųjų prisikviesti juos, pagelbstant ir padedant mums diversifikuoti savo ekonominę politiką Azijoje? Tai gal tada, kaip sakyti, reikėtų pirmiausia, kalbant apie tą patį Taivaną, būtent ir Taivano lietuvių bendruomenė, tai jinai egzistuoja, jinai yra pakankamai aktyvi, tai yra labai jauni, tikrai šviesūs žmonės, man tekė galimybė net gyvai, kaip sakyti, nemažai dalį jų sutikti Taivane dar prieš pandemiją ir tuo metu tai buvo visiškai neformali žmonių grupė. Dauguma tai yra meilės arba mokslo emigrantai, kaip aš sakau, tai yra tikrai labai šviesus, labai širdingi, labai malonūs žmonės. Ar su jais vyksta pokalbiai, ar, kaip sakyti, yra kažkokių apčiuopiamų vaisių šiandien dienai, tai viskas yra tik pradžia, tai dėl to kažkokio daug tikėtis nėra ko, bet aš manau, kad diaspora apskritai yra beprotiškai svarbus elementas versle ir jį pasitelkti yra būtina. Ir aš manau, kad kuo ta bendruomenė didės, kuo jinai stiprės, tuo bus lengviau ir lietuviškam verslui. Juos pasitelkti ir įgalint būtent. Tai tiek. Ačiū. Gerbiamas Arūnai, dar kartu papildomą klausimą jums norėčiau pateikti, nes kaip supratau, norite irgi atsakyti praėjusio mano klausimą, kadangi vis tiek akcentavote Singapūrą ir fintechą, dėl savaime suprantamų priežasčių man buvo labai įdomi jūsų viena iš paskutinių pastabų apie Azijos kitokį požiūrį į duomenis, nes paprastai yra Kinija dėl savame suprantamų priežasčių kritikuojama dėl savo požiūrių į asmeninius duomenis ir kartu dažnai kalbama ir apie tai, kaip ir jūs minėjote, kad Kinija čia turi labai didelį lyginamąjį pranašumą, nes gali operuoti tais duomenimis netgi iki didžiųjų duomenų, to vadinamo big data kiekio, kuris daro automatiškai ir dirbtinio intelekto operacijas žymiai našesnės
platesnės, negu galėtume tikėtis kitose kultūriniuose rėmuose. Tai gal jeigu galėtumėte, gal būtų galima detalizuoti, kaip kitos Azijos valstybės, ypač tos, apie kurias mes kalbame šios diskusijos rėmuose, atrodo šiame kontekste, ar mes irgi turime kažkokių panašių grėsmų, ar kitos Azijos valstybės irgi į duomenis, į asmeninius duomenis žiūri panašiau į Kiniją, ar vis dėlto panašiau į mus ir ypač Europos Sąjungą, kuri, kaip žinia, tas vadinamasis Briuselio efektas, lyg ir yra linkęs akcentuoti tokio pakankamai griežtą asmeninių duomenų priežiūrą, kad niekas nenutekėtų ir kad žmonės būtų iš tikrųjų būtų patenkinti savo asmens duomenų apsaugos lygių. Prašom. Ačiū Konstantinai už puikų klausimą. Dar šiek tiek grįšiu prie ankstesniojo ir norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu Lukui, ką pasakė. Diaspora tikrai mums yra didžiulis pagalbininkas ir aš tik tai gal papildyčiau to, kad mes turime šiokius tokius instrumentus iš tos pačios užsienio reikalų ministerijos. Tai ir mūsų konsulų garbės ten visą tvarką atitinkamai. Tų instrumentų galime sugalvoti, lygiai taip pat ir mūsų ekonomikos atašė įvairiose šalyse. Tų instrumentų, kaip tuos tinklus burti ir juos su visa teigiamo to žodžio prasme išnaudoti Lietuvai, tai yra jau pakankamai atskiras uždavinys ir tikriausiai ne šios diskusijos visiškai objektas. Čia dar vieną atskirą didžiulį diskusiją galima būtų padaryti apie tai. Bet taip, tai yra labai svarbu, tai duoda labai didelį įtaką, nes asmeninis kontaktas yra asmeninis. Vien tik taip, kaip pavyzdį galiu pasakyti, lygiai tas pats Singapūras, tarkim, 20 metais Singapore Fintech Festival vyko internetu. Ir žinoma, rezultatai iš karto atitinkamai. Tai yra vis tiek platforma, vis tiek galima užmegzti kažkokius duomenis, bet tai nėra gyvas kontaktas ir mes čia turim padėkoti kabutėse COVID-ui, bet yra kaip yra. Tai bent jau fintech sektorius yra labai pasiilgęs tiesioginių kontaktų ir žiūri jau ganėtinai pozityviai tai, kad vasarą pradės keliauti, pradės su žmonėm kontaktuoti visame pasaulyje ir šiek tiek pajudės reikalai. O perinam prie kito klausimo. Jeigu trumpai atsakyti, tai ne. Tos šalis, apie kurias mes šnekam, tai yra Pietų Korėja, Singapūras ypatingai, jos labiau, aišku, į vakarietišką supratimą apie duomenis linksta. Ir čia iš tikrųjų yra tokia beveik anekdotinė situacija visame pasaulyje, nes kai priminsiu prieš 7 berods metus Europos Sąjunga jau buvo patvirtinanti mūsų žinomųjį BDR arba GDPR vadinamą duomenų apsaugos reglamentą. Tai tada visas pasaulis sakė, kad ką jūs čia darot, čia bus jums katastrofa, bus labai blogai, jūs patys savo šaunat į koją, verslam bus blogai, žodžiu, viskas blogai. Rezultatas buvo toks, kad pirmoji, kuri pradėjo nusirašinėti su Europos komisijos pagalba, beje, tai buvo Kalifornijos valstija ir jie galiausiai pasitvirtino savo legislation dar griežtesnį negu mūsų GDPR-as yra Europos Sąjungoje. Ir prieš keletą mėnesių su kolegomis Europos komisijoje bendravau, tai sakė, šiuo metu buvo 64 pasaulio valstybės, kurios bendradarbiauja su Europos komisija, pritempinėjant jų vidinius teisės aktus prie mūsų GDPR, kad tiesiog ir sklandžiai galėtume dirbti kartu ir lygiai taip pat priimtumėm tą Europos standartą kaip pasaulinį standartą. Tai šia prasme, tos mūsų minėtos šalys yra tame sąraše ir aš to labai džiaugiuosi ir aš manau, kad ateityje mums dėl to dirbti, mažiau reikės jaustis konkurentais ir galbūt daugiau partneriais iš tikrųjų, galbūt konkuruojant prieš tą pačią Kiniją. Ačiū labai, Arūnai. Tai iš tikrųjų atliepia, ką gerbiamas viceministras sakė apie mūsų vertybinį panašumą ir labai gerai, kad jis atsiliepia ir aukštųjų technologijų sektoriuje. Aš kaip tik matau, kad gerbiamas viceministras jūsų pakelta yra ranka, ar jūs dar norite pasisakyti ir tada jau perėsime prie Q&A. Matau, kad diskusijos svečiai irgi turi klausimų. Prašom. Ačiū, Konstantinai. Aš labai trumpai norėčiau grįžti prie diasporos įtraukimo. Iš tikrųjų labai geras savalaikis klausimas ir čia leiskite vėl pacituoti 18 vyriausybės programą. Iš tikrųjų rekomenduoju, labai geras dokumentas. Tai viena trumpa citata. Sieksime aktyviai įtraukti į užsienio investicijų paiešką, užsienio turistų pritraukimą ir eksporto iš Lietuvos didinimą lietuvių diasporos atstovus.
Tai čia noriu tik tai pasakyti, kad būtent 18 vyriausybėje užsienio reikalų ministerija kaip diasporos politikos koordinatorė ir EIMINAS, ekonomikos inovacijų ministerija, dabar dirbam kartu ir su diasporos organizacijom iš tikrųjų rengiame tokią programą, būtent kaip diasporos atstovus visame pasaulyje labiau įtraukti. Ir tai, aišku, bus taikoma ir pietryčių Azijos regione. Tikrai turim galbūt nelabai didelės, bet labai aktyves jaunatviškas bendruomenės. Neseniai prieš keletą savaičių Singapūro lietuviai susibūrė į bendruomenę. Dauguma narių tai yra iš tikrųjų profesionalai, mokslininkai, savo srities specialistai, verslininkai. Tai aš jau kaip minėjau, praeitą savaitę buvo patvirtinta ta iniciatyva, projektas Team Lithuania. Tai būtent, sakysim, kaip konkretų pavyzdį galiu pateikti, bus įsteigta ambasada Pietų Korėjai. Tai tos ambasados vadovas, ambasadorius, diplomatas, kuris dirbs ekonomikos srity, taip pat ekonomikos ministerija žada komercijos atašę siūsti, taip pat garbės konsulai Lietuvos toje šalyje bei lietuvių bendruomenės atstovai, kurie norės, jie jungsis į tą Team Lithuania ir kartu, manau, sugeneruos žymiai didesnę, taip vadinamą, pridėtinę vertę, skatinant tuos ekonominius ryšius tarp Lietuvos ir Pietų Korėjos. O vieną tik tai konkretų pavyzdį, ką galima pasiekti, tai tokį turėjome taip vadinamą pilotinį projektą Airijoje, kur bendradarbiavom su lietuvių bendruomenė Airijoje, skatinant airių turistų keliones į Lietuvą. Tai iš tikrųjų vadinosi projektas Pakviesk draugą, kaimyną, pažįstamą Airiją atvykti į Lietuvą. Tai statistika yra tokia, kad per 2 metus mums pavyko padvigubinti skaičių nuo 6 000 iki beveik 13 000 airių turistų į Lietuvą. Tai tą patį darysime ir kviesdami turistus ir iš Singapūro, iš Pietų Korėjos ir iš kitų šalių. Ačiū labai viceministrai, iš tikrųjų dar kartelį akcentuojame tai, kad žmogiškieji ryšiai yra nepaprastai svarbus ir vėlgi būtų labai svarbu pasinaudoti tuo, kad mūsų šalies atstovai Azijoje dažnai yra labai iškilus ir ambicingi žmonės, tai būtų džiugu irgi į tai sureaguoti. Aš matau, kad Lukas irgi turi komentarą, bet aš gerbiamą Vladislavui dar norėčiau suteikti galimybę užduoti klausimą ir taip pat mačiau dar vienas klausimas yra čate. Prašom, Vladislavai, jeigu galėtumėte dar prisistatykite, ką atstovausite. Labai įdomu sužinoti. Ačiū. Ačiū labai. Iš tikrųjų, aš norėčiau galbūt intervenciją padaryti ir galbūt ir gerbiamą viceministrų galbūt pasiūlymą klausimą užduoti, kurį mes nemažai galbūt kitose formatuose diskutuojame su Vladislav Kondratovič, Susisiekimo ministerija, plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas. Norėčiau pasakyti, kad jeigu paimti struktūrą mūsų eksporto, tai transportas yra beveik, transportų paslaugų eksportas yra beveik 20%, 18% tai yra transporto paslaugos. O jeigu imti aplamai, kokią dalis užima transportas iš paslaugų eksporto, tai būtų virš 60%. Tai kalbėti apie eksportą ir nekalbėti apie transportą, tikrai būtų, apie transporto paslaugų eksportą būtų neteisinga. Todėl aš ir norėčiau galbūt tokia trumpai pasakyti, iš ko susideda mūsų pajėgumai arba tokie skaičiai, kurie aš prieš tai tik išvardinau. Tai aišku, vienas, nekalbant jau galbūt pietryčių Aziją, nebūtų galbūt įdomu arba galimybių kelių transportui pasireikšti, bet vienas iš pagrindinių užduočių tai visgi yra mūsų infrastruktūros apkrovimas kaip dėja atvirkštinio būdu negu paslaugų eksportas Lietuvoje. Tai vienas iš jų yra Klaipėdos uostas, geležinkelio infrastruktūra. Visi srautai, kurie yra generuojami ir apkraunami, virš 30% yra sugeneruojami iš kaimininių, galbūt ir iš tolesnių šalių. Ir kaip gerbiamas viceministras minėjo, nesu labai demokratinė metodais valdymo, todėl vienas iš grėsmingiausių ir sektorių ir yra transportas, kuris būtent yra labai priklausomas nuo tų sprendimų, tų autoritarinių valdžių sprendimų. Mes matome galimybę, vienas dalykas tai atsiradimas, tarkim, gamintojų, kurie turi tarp gamintojų ir vartotojų rinkų, kuris yra vakarų Europoje, atsiradimas mūsų grandinės, tai tikrai svarbu ir prašyti ir diplomatijos, ekonominių diplomatų
rasti kontaktus, galbūt promuojant mūsų uostą, mūsų logistiką visą kaip ekosistemą, kurie sugeba būti viena iš lyderių Europos pasaulio šalyse ir užima 20-tukę pakankamai stiprią vietą, nežinau, bus nesenai paskelbta naujas reitingas, tikrai tai yra didelė galimybė. Antras momentas, mums svarbu ir įsitraukimas, galbūt investuok Lietuvoje, kad atsirastų Lietuvoje gamybos traukos centrai, kurie reikalautų mūsų infrastruktūros pajėgumų, kurie mes galėsime suteikti. Tai tikrai, jeigu ateitų kokią nors naujų elektrobaterijų gamybos elektromobiliams, vėjo jėgainių, visų kitokiausių, bet kokių gamybų, kurie reikalautų stambių, didelių siuntų, fintechas yra gerai, viskas tvarkoja, bet transportui reikia tas apčiuopiamų dalykų. Tai dvi kryptis, tai rasti, kas yra važiuoja iš pietryčių į Europą, į pietryčių Aziją mes išvešim, tikrai čia ne problema. Ir tikrai stiprinti intensyvių darbą, būtent atvedant investuotojus į Lietuvą, kuriant gamybą, kuriant krovinių, aišku, čia bet koks kitas pridėtinė vertybė su kita, bet būtent krovinių srautus, kurie galėtų apkrauti ir mūsų transporto sistemą. Tai aš manau, čia pagrindinė užduotis, su kuria ir mes kaip ministerija susidūrėm ir turim iškėlę savo tikslus ir kartu su kolegomis iš užsienio reikalų ministerijos dėsime labai didelės pastangas tą kryptimą, kad išauginti tą, ką turime, neprarandant, ką jau turėjome. Ačiū. Ačiū Jums, gerbiamas Vladislavai, ar kolegos norėtų sureaguoti, viceministrė, nes tikrai mes visi suprantame, kad susisiekimas sektoriui dėl savaime suprantamų priežasčių dabar yra nelengva ir be jokios abejonės, bet kokia diversifikacija, aš visiškai sutinku, kad turi atsižvelgti į šį Lietuvos ekonomikai kertinį sektorių. Tai, jeigu galima labai trumpai, kolegos, gerbiamą Vladislavą Kondratovič, norėčiau tikrai teisingą pastebėjimą ir pateiktą informaciją sureaguoti. Tai pirmiausia, norėjau pasidžiaugti tikrai labai gerų bendradarbiavimų su Susisiekimo ministerija, tai įvairiuose formatuose, kaip jūs ir minėjote, ir ekonominės diplomatijos taryboje, ar darbo grupėje, ar šiaip šalių pagrindų. Jau ne pirmą mėnesį kalbam, diskutuojam ir su Klaipėdos uosto, Lietuvos geležinkelių ir kitų transporto įmonių atstovais. Jūs absoliučiai teisus, pasirašau po jūsų kiekvienu žodžiu ir tikrai dabar, kaip sakoma, neperšokus griovę, nesakyk ob, bet dirbame, kad jau rudenį atvyktų iš Pietryčių Azijos įvairių valstybių įmonės apsilankyti ir Klaipėdos uoste. Ir taip pat ieškom naujų galimybių Lietuvos geležinkeliam. Čia būtent tas yra geras pavyzdys, kai dvi ar nedaugiau žinybų suvienyje pastangas. Ir tikiuosi, kad tikrai bus geras rezultatas, padėsim mūsų, kaip jūs teisingai paminėjot, įmonėms, kurios užima tikrai didelį procentą Lietuvos eksporte, padėsim rasti jiems naujus partnerius, naujas rinkas. Ačiū labai. Aš matau, kad Lukas dar nori įsiterpti. Prašom. Ačiū labai, kad suteikėt žodį. Aš norėčiau, kaip sakyt, padėkoti ponui Vladislavui šitoje vietoje, nes jo mintis būtent apie tai, kad apkrauti ir mūsų uostą, ir kad mūsų vežėjams duoti pakankamai veiklos ir darbo, tai yra labai svarbi. Šitoje vietoje Lietuva jau daug metų pralaiminėdavo dėl to, kad neturėjom atitinkamos pozicijos daugumos Azijos šalių atžvilgių ir labai fokusavomės tik į vieną rinką. Ir šitas veiksmas įtakoja tai, kad mūsų kaimynai, tie patys čekai ir slovakai, dėl savo geografinės padėties buvo dažniausiai prioritizuojami. Tai būtent įsivaizduokit, kad stambiausi gamintojai būtent ar kompiuterių komponentų, ar mobiliųjų telefonų komponentų, jie savo galų gale pagrindinius centrinius sandėlius Europoje būtent ir steigdavo ne Baltijos šalyse dėja, bet būtent Čekijoje ir ar Slovakijoje. O to priežastis buvo ta, kad tai buvo ilgalaikis įdirbis iš Čekijos ir Slovakijos būtent politikų, stipriai palaikant Taivaną kaip pavyzdys ir kitas šalis būtent.
tai automatiškai jų visų svajonė ir noras tikriausiai būtų dirbti su Vokietija, bet dėl ekonominių ir galų gale diplomatinių priežasčių buvo visą laiką pasirinkinėjama Čekija ir Slovakija. Tai šitoje vietoje Lietuva turi beprotiškai didelę galimybę, nes mes tiesiogiai turim patys ir uostą, ir tikrai išvystytą sandėlių bei vežimų infrastruktūrą, tai mums yra beprotiškai didelė galimybė. Tiesiog tuo klausimu kažkas turi daug metų dirbti, kad pamatytume tuos vaisius. Šiandien tai, kas vyksta, tai labai gera ir daug žadanti pradžia Lietuvos verslas. Ačiū. Ačiū labai, Lukai. Mes turime 2 klausimus iš Q&A sesijos ir iš garbaus svečio diskusijos klausytojo, Seimo narė Laima Andrikina turi 2 klausimus ir vienas yra Arūnai ir kitas yra Lukai, tai aš juos abudu iš karto garsinsiu. Ponui Arūnai, gerbama ponia Andrikina klausė apie pasakymą apie Kiniją, apie tai, kad Lietuva turi būti Kinijos fintecho vartais į Europą. Tai čia mes atsiminame, kad prieš keletą metų tuometinis ministras Šapoka to klausė, tai dabar iš esmės klausimas yra toks, kas iš to išėjo ir kokie rezultatai. Tai čia nenori, vis tiek mūsų diskusija apsisuko ir mes turime truputėlį pakalbėti ir apie tos diversifikacijos priežastis ir kaip atrodo visą tai santykė su Kinija. Ir klausimas ponui Lukui, atsižvelgiant į jo irgi išsakytus komentarus, kiek iš tų 220 Lietuvos įmonių, kurios buvo paminėtas, koks procentas eksportuojančių į Taivaną yra, iš tų įmonių yra maisto pramonės įmonės, nes mes vėlgi girdime apie lietuviško šokoladą, alų, kas dar keliauja į Taivano rinką, galbūt jūs žinote, ar pieno produktai, ypač gerbiamas Seimo narė turėjo omenyje pieno miltelius, išsikovojo vietą pasaulio Taivane ar ne. Tai ačiū, prašom, bet kokią tvarką. Tai labai dėkoju už klausimą, poniai Laimai. Nežinau, kaip čia kultūringai atsakyti. Tai tikrai negaliu sau leisti buvusio ministro komentuoti, ar jisai tai tikrai turėjo omeny. Aš galvočiau, kad jis galbūt turėjo omeny, tikėčiausi, kad jis turėjo omeny, kad Lietuvos taps vartais į Aziją bendrai, ne tik į Kiniją. Bet jeigu konkrečiai apie Kiniją šnekant, tai vėlgi reikėtų galbūt žiūrėti į kontekstą. Ta dieną mes dar nežinojame galbūt to, kad Kinija vykdys savo socialinio vertinimo eksperimentą, kurį jau vykdo iš tikrųjų su žmonėms, savo gyventojais. Mes galbūt ir buvom linkę užsimerkti tam tikrus žmogaus teisės pažeidimus, nuolat esančius Kinijoje daromus tiek Tibeto atžvilgių, tiek mažumų, musulmonų ir taip toliau. Bet kontekstas keičiasi. Ir čia vėlgi, užsienio santykiuose, čia galbūt iš tikrųjų užsienio reikalų viceministras geriau pakomentuosiu negu aš, bet aš manau, kad užsienio reikaluose yra normalus dalykas kaip ciklai. Ta prasme. Vis ateina ciklas, kai mes pabandom užmegzti santykius su tuo, kas galbūt ne visada mums sekasi. Tai Baltarusija buvo puikus pavyzdys, nežinau kiek kartų. Pavyzdys galbūt ir blogas, bet pavyzdys buvo. Tai iš esmės tas pats yra ir su Kinija. Tai yra didelė valstybė, tai yra milžiniška rinka, didžiulis potencialas, bet yra daug klaustukų. Ir tie klaustukai, kartais mes galvojam, kad galbūt dabar mes jau pabandysim juos kažkaip įveikti, bet tai nepavyksta. Tai normalus procesas. Ačiū labai, prašom, Luka, ar jūs norėtumėte irgi atsakyti? Aš norėčiau irgi atsakyti klausimą, tai iš principo, kiek procentų yra įmonių maistininkų eksportuojančių, tai procentaliai atleiskit, bet tikrai negaliu pasakyti, bet galiu įvardinti labai konkrečiais produktais, kas yra eksportuojama. Tai yra eksportuojama ne tik alus, ne tik šokoladas, ką minėjot, bet būtent ir pieno produktai. Taip pat yra eksportuojama konkrečiai mėsos produktai ir kas labiausiai džiugina, labai aktyvus eksportas pastaruoju metu yra su pašarais lietuviškos kilmės, konkrečiai gyvūnam, naminiam gyvūnam ir lygiai taip pat didelį eksportą pradėjo vykdyti viena iš pirmaujančių Lietuvos organinio maisto gamintojų įmonių. Tai nenoriu vardinti tiksliai, kaip sakyti, pavadinimais, bet tikriausiai visi suprantame tą kainą. Ačiū labai, iš tikrųjų labai geras pastebėjimas. Prašom, ponė Jonis, irgi turite komentarą.
Tai aš padėsiu gal Lukui šiek tiek atsakyti į klausimą. Na, įmonių procento nežinau, bet jeigu žiūrėti eksporto apimtimi, ne, mes verte ir pinigai skaičiuojam, tai maisto prekės į lietuviškas kilmės, ne, maisto prekės į Taivaną sudaro 5% viso lietuviškos kilmės eksporto tenai. Tai nėra labai reikšmingai, pavadinkim, iš tų lėšų arba apyvartų pusės žiūrint. Aš tai šitoje vietoje sureaguoti dar norėčiau vėlgi, kaip sakyti, į tą momentą. Mes esam įpratę vertinti, kas yra reikšminga ir kas yra nereikšminga pagal praeities duomenis. Tai yra tai, kas vyko praeityje. Bet čia yra didžiulė strateginė klaida, nes, kaip minėjau, lietuviai, kaip ir dauguma šalių, pradeda prekiauti nuo savo regiono eksportą. Tai šiuo atveju mes prekiaujam į Europą. Tai dažniausiai būna pirmasis mūsų etapas. Ir tai, kas liečia dabartinius rezultatus, tai mes turėtume į tai žiūrėti kaip į atspirties tašką. Ir būtent, jeigu Lietuvoje ir Europoje lietuvių santykiai jau yra daugmaž nusistovėję, tai lietuvių santykiai Azijos šalyse yra tik pati pradžia. Tai dėl to nereikėtų, kaip sakyti, vertinti konkrečią piniginę išraišką, bet kiek metų yra vykdoma veikla šitose šalyse. Tam tikrose europinėse šalyse po metų laiko, kaip sakyti, irgi ne visada būna dideli finansiniai rezultatai. Jie pasirodo būtent po 5-mečio, po 10-mečio ir va tada bus galima vertinti, ką galim padaryti būtent Azijos šalyse. Konstantinai, negirdim, ačiū. Taip, ponas viceministrai, jūsų komentaras ir pamažu jau aš raginčiau eiti link uvertūros, prašom. Aš tik iš tikrųjų norėčiau paantrinti ponui Lukui, tikrai nereikia tikėtis kažkokių greitų rezultatų, kad štai atvažiavau ten į Singapūrą, Pietų Korėją, pasirašiau kontraktą ir viskas vyksta prekyba. Galiu tik tai iš darbo Japonijoje pateikti pavyzdį. Kolegos norvegai pasakojo, kaip pristatinėjo japonų vartotojams norvegišką lašišą. Tai ta ganėtinai aktyvi marketinginė kampanija truko nei daugiau, nei mažiau 15 metų. Tai po 15 metų tos marketinginės kampanijos pradėjo japonų vartotojai importuoti didelius kiekius norvegiškos lašišos. Tai aš manau, kad mums pasiseks, mokantis iš kitų šalių, pavyzdžiui, nereiks tų 15 metų, pavyks greičiau. Ačiū labai viceministrė už apibendrinančią diskusiją. Aš turiu labai atsiprašyti mūsų klausytojų, kurie galbūt irgi dar norėtų paklausti kažko ir patys pasisakyti, kadangi turime gerbti savo prelegentų laiką ir taip jau truputėlį užtrukome, bet aš manau, kad galiu Jums pažadėti, kad tai toli gražu nėra paskutinė diskusija būtent šią temą ir kad tai tik yra gražios tradicijos pradžia. Norėčiau padėkoti, aišku, pirmiausia, gerbamiem diskusijos dalyviam, taip pat norėčiau padėkoti ir besiklausantiem Rytų Europos studijų centro savo kolegoms, kurie padėjo įvykti šiam renginiui ir taip pat Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centrui, kuris padėjo irgi susisiekti su kai kuriais diskusijos dalyviais. Tai žinau, kad jie irgi dabar užimti dėka tų artėjančių vizitų ir tikrai labai džiugu buvo jūs išgirsti. Tie žmonės, kurie galbūt dar norėjo kažko paklausti, tai aš paraginčiau jūsų tada, aš tikiu, kad mūsų diskusijos dalyviai dar galės atsakyti į tuos klausimus privačiai, tai susisiekite ir sekite Rytų Europos studijų centro veiklą ir taip pat kartu ir mūsų Kinijos programos veiklą, kuri taip pat diversifikuojasi ir akivaizdu, kad jau nebėra ir nebebus jau vien Kinijos programa. Ačiū Jums labai ir linkiu gražios likusios savaitės ir kartu taip pat ir gražios atbėgusios vasaros jau pagaliau. Viso geriausio. Ačiū labai. Ačiū labai, Konstantinai. Ačiū visiems. Ačiū visiems. Ačiū, geros dienos.